Sveiki! Išeinu su nauju epizodu apie Seime atvirų tekstų dirbančius, mano nuomonė, lobistus Seimo narius. Apie skurdą, apie kiekvienais metais skiriamus ES milijardus atskirčiai mažinti, tačiau ta atskirtis vis didėja. O įvertinus visą vykdomą pastaruoju metu fiskalinę politiką, matom, kad skurdo lygis Lietuvoje išaugo iki 650 tūkstančių gyventojų, padaugėjo lyginant su ankstesniais metais, o absoliutus skurdas jau pasiekė 7 procentus, ko nebuvo dar Lietuvos istorijoje. Tai tikrai... Kolega, jūsų laikas senka. Seko. Laikas baigėsi. Tai buvo nutraukta svarbią informaciją pateikė Seimo narys Algirdas Butkevičius, viešai pasakęs, kad skurdo lygis Lietuvoje auga, skurde gyvena apie 650 tūkstančių žmonių, o absoliutus skurdas pasiekė istoriškai aukštą ribą. Tai nėra statistika. Už šių žmonių stovi šeimos, senjorai, vieniši asmenys, regionų gyventojai, dirbantieji, kurie nebegali oriai išgyventi. Ir tai yra signalas, kad valstybėje kažkas veikia ne taip, kaip turėtų. Po šių žodžių kitą dieną nuvykau į Seimą ir uždaviau klausimus ilgamečiam politikui, buvusiam kaimo reikalų komiteto pirmininkui, buvusiam Seimo pirmininkui, dabar Seimo kaimo reikalų komiteto nariui Viktorui Pranckiečiui. Tikėjausi aiškaus pokalbio apie dabartinę situaciją. Kodėl gaunant didžiulės ES ir valstybės lėšas, dalis Lietuvos vis dar gyvena atskirtyje? Kodėl regionai tuštėja? Kodėl skurdas nemažėja taip, kaip turėtų? Tačiau vietoje suprantamų atsakymų buvo bandoma grįžti į 1993 metus. Dabar Lietuvoje yra per visą nepriklausomybės laikotarpį daugiausiai skurde gyvenančių žmonių. Netiesa, iš karto pataisau ir jūs savo klausimą irgi įdėkite. Lietuvoje daugiausiai skurde gyvenančių žmonių buvo 93, nuo 90 iki 97 metų. Ir aiškinti, kad tada buvo dar blogiau. Toks atsakymas problemos neišsprendžia. Žmogui, kuris šiandien neturi kuo užsimokėti už šildymą, nusipirkti vaistų ar aprengti vaikus, nuo palyginimų su praeitimi lengviau gyventi nepasidaro. Ir čia prasideda svarbiausia dalis. Patikslinus informaciją, Viktoras Pranckietis pripažino, kad šiandien pristatyti skurdo rodikliai nėra jokia naujiena. Vadinasi, problema buvo žinoma, skaičiai taip pat. Tuomet kyla dar aktualesnis klausimas. Jeigu problema žinoma, kodėl nesprendžiama? Pateikus informaciją, kad kasmet Lietuva iš ES gauna apie 1 milijardą eurų paramos atskirties mažinimui, maisto aprūpinimui ir aplinkosaugai, prieštaravimo nebuvo. Tačiau paklausus, kodėl politikas, turintis atstovauti viešą interesą, taip dažnai kalba stambiųjų žemvaldžių, dažniausiai grūdininkų vardu, nuskambėjo atsakymas. Lietuva kiekvienais metais gauna milijardą eurų atskirties mažinimui. Tai klausimas, kodėl jūs kaip Seimo narys išrinktas atstovauti viešą interesą, atstovaujate išskirtinai tik grūdininkus, kai tuo tarpu klausimas yra visiškai netaisyklingas ir neteisingas. Jūs įdėsit tik mano atsakymus išrankiojusi, tai jūs, reiškia, išimsit iš konteksto ir pasakysite tai, ką norite. O aš jums labai aiškiai pasakau, atstovaujame visus žemės ūkio gamintojus ir neišskiriant ten vienų ar kitų. Aš, Viktoras Pranckietis, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jo žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Bet juk kaimo reikalų politika nėra vien apie gamybą ir ūkininkavimą. Kaimo reikalų komitetas neturėtų būti suprantamas tik kaip institucija aptarnaujanti žemdirbius. Jo atsakomybė yra daug platesnė – regionų gyvybingumas, socialinės atskirties mažinimas, infrastruktūra, vietos verslų stiprinimas, jaunų šeimų išlaikymas regionuose, aplinkosaugas, maisto saugumas ir taip toliau. Kaimas tai ne tik derlius, hektarai ir gamyba.
Kaimas tai žmonės, šeimos, bendruomenės, smulkus ūkiai, regionų verslai, darbo vietos, mokyklos, keliai, na ir daug visko kitko. Jeigu politikoje matomi tik stipriausi rinkos dalyviai žemvaldžiai, natūralu, kad silpnesni lieka paraštėse. Jeigu lėšos paskirstomos taip, kad tik politikams viskas atrodo gražu, bet realiame gyvenime žmonės skursta, vadinasi, reikia skubiai peržiūrėti prioritetus. Jeigu regionuose žmonės jaučiasi pamiršti, vadinasi, neužtenka vien deklaruoti rūpestį kaimu. Todėl šiandien turime ne tik klausti, bet ir reikalauti atsakymo, kur keliauja milijardas eurų skiriamas atskirties mažinimui, maisto apsirūpinimui ir aplinkosaugai. Kiek žmonių pasiekia šios investicijos, kiek jos stiprina bendruomenių veiklą ir savivaldą, kiek jos kuria ilgalaikę vertę Lietuvai. Viešieji pinigai turi kurti viešą gėrį. Jeigu skurdas auga, vadinasi, problema yra ne vien finansavime, o politiniuose pasirinkimuose. Todėl turime reikalauti kiekvieno politiko atsakomybės, aiškių prioritetų ir dar aiškesnių atsakymų. Jei ši tema svarbi ir jums, paspauskite patinka, parašykite komentarą ir pasidalinkite informaciją. Ačiū, kad esate kartu ir gražios jums dienos.